Pasižiūrim, koks yra rezultatas tarp mūsų šitų 3 pratimų. Koks pas mus yra skirtumas. Tai kaip patys matote, skirtumas yra, kur pačioje pradžioje buvo ir kur dabar. Prieš atliekant spaudimą virš galvos, darykite šitos pratimus ir jūsų pečiai bus saugesni. Sveiki, šiandien pašnekėsime apie pečių mobilumą, ribojimus darant štangų spaudimą virš galvos. Tai jeigu pas jūs pečių mobilumas yra šiek tiek sutrikęs, vėlgi priklauso, ar tai jisai sutrikęs šiek tiek jūsų krūtininės dalies, sutrikęs dėl pačių pečių įtampų, tuomet military presas, taip vadinamas spaudimas štangos virš galvos, yra pakankamai pavojingas jums. Prieš kiekvieną spaudimą virš galvos jūs galite pasidaryti 3 pratimus, kurie jums pagelbės atlikti kuo taisyklingiau ir kuo mažiau problemų turėti su pečių skausmu. Momentas yra toks, kad mes turėtumėte taikyti bent 3 pratimus, tempimo, mobilumo grąžimą ir šiek tiek integracijos į patį judesį. Prieš atliekant visus šitos dalykus, mes padarysime mažą testuką. Pasižiūrėsime, kokia yra situacija, jeigu aš, sakykime, norėčiau daryti spaudimą. Atsigulu pilnai ant nugaros, sulenkiu abi kojas, tarp manęs ir suoliuko visiškai nėra jokio tarpo, aš jį uždaręs, šonkaulių lanką nuleidęs ir jeigu pečių plotėje aš darysiu spaudimą ir plius minus yra tokia pozicija, aš nuleidinėju lazdelę, kiek man leidžia. Viskas. Šitoj pozicijoje aš jaučiu jau ribojimą. Pas kai ką gali būti ribojimas čia, pas kažką tai čia. Tai jeigu yra tokie ribojimai, tai tikrai jūs negalite daryti spaudimo tik atėję į sporto salę. Turėtumėte padaryti keletą pratimėlių. Pradėsime nuo pratimo, kuris jums atidarys šiek tiek pečių juostą priklausomai nuo jūsų krūtininės dalies įtampų. Paprasčiausias dalykas yra taip įsivaizduojamas face pullas, kurį jūs galite pasidaryti būtent su anteliukais. Rekomenduoju pasimti kuo mažesnį svorį. Nes vėlgi atliekant šitą pratimą, jūsų centrinė nervų sistema gali stipriai sureaguoti ir tiesiog įsitempti ir nepaleisti pečių ir neištemptų sausgyslės. Atsigulom ant suoliuko ir įsivaizduokite, kad jūs atliekate face pullą. Face pullą traukiu iki ausų ir šitoje pozicijoje aš paleidžiu šiek tiek antelius ir čia yra jau tempimo pozicija. Iš čia aš darau suvedimą. Vėl face pullas. Atleidžiu, darau suvedimą. Pradėkite nuo mažesnio svorio ir po to perinate prie žymiai didesnio, kai jaučiate, kad jūsų sausgyslė jūsų nestabdo. Reiškia, face pullas, atleidžiu, aš netgi dar mėgstu ant pirštų galų paleisti, kad atsirastų didesnis jėgos petys. Apačioj palaikykite kelias sekundės. Ramiai, be jokio judesio, tiesiog giliai kvėpuokite. Jeigu jūs kvėpuosite taisyklingai per diafragmą, tuomet kuo puikiausiai pajusite, kad prie kiekvieno iškvėpimo iš esmės šiek tiek labiau atsidarysite. Antras pratimas, kurį mes darysime, tai iš esmės yra plačiojo pratempimas ir krūtininės dalies šiek tiek mobilumo skatinimas. Tai reiškia būtent ekstenzijai. Tai užimam poziciją į įprastą, pasiemam antelį. Man labiau patinka antelis iš tikrųjų. Ir čia yra 2 fazės. Viena fazė yra būtent rankų nuleidimas. Antra klubo nuleidimas. Grįžtu atgal į įprastą poziciją. Svoris į kulnus. Pradžią rekomenduoju nuleisti iš tikrųjų rankas. Tiek, jeigu jūs jaučiate, vyksta tempimas ir tik tai tada nuleidinėti savo dubenį į apačią ir grįžtu atgal. Kai atlikome šitos 2 pratimus, galime integruoti patį judesį, būtent rankų tiesimą virš galvos, tai vadinama spaudimą. Ir tą mes pasidarysime labai paprastai, su taraiksu. Pradinė padėtis yra, kai jūsų rankos yra ties pečiais, šitoj pozicijoje pradėsite spaudimą. Tai reiškia, iš visų jėgų spausite į rankenėlės ir tiesiog tiesite rankas. Šonkaulių lankas yra nuleistas į apačią ir iš visų jėgų ištiesinėjau rankas virš galvos, likti kaip štanga ir šiek tiek prasispaudžiu į priekį. Šitoj padėty nėra visiškai jokio atsipalaidavimo. Vėl iš visų jėgų aš leidžiu rankas į apačią, į tą pačią poziciją ir grįžtu atgal.
visą laiką turi būti maksimali įtampa. Tai yra dinaminis tempimas. 3 pratimai, kurie dabar parodys rezultatą. Pasižiūrim, koks yra rezultatas tarp mūsų šitų 3 pratimų. Koks pas mus yra skirtumas. Tai kaip patys matote, skirtumas yra, kur pačioje pradžioje buvo ir kur dabar. Prieš atliekant spaudimą virš galvos, darykite šitos pratimus ir jūsų pečiai bus saugesni. Jeigu pas jūs yra didesni ribojimai, tai be abejo jūs matysite dar geresnį rezultatą. Prieš atliekant spaudimą virš galvos, darykite šitos pratimus ir jūsų pečiai bus saugesni. Taip pat jūs galite juos daryti, kai jūs darote spaudimą krūtiniai, bet kuriuo atveju tai pagelbės jūsų pečiams ir pačiam atlikimui. Kągi, sportuokite protingai ir saugiai, geros jums treniruotės ir iki greito.